Lietuvos vardas gimė protėvių širdise kaip troškimas kurti. Ir jau 1000 metų trunka šis įstabus kūrybos kelias. Per daugelį pilnų įvykių šimtmečių iki mūsų dienų. Kernavė – mūsų šalies valstybingumo lopšys, senoji pagoniškos Lietuvos sostinė. Vaizdingoje Neries pakrantėje stūkso 5 piliakalniai. Gyvenimas čia nenutrūko ilgus tūkstantmečius nuo akmens amžiaus iki šių dienų. 13 amžiuje Kernavė tapo vienu pirmųjų Lietuvos miestų. Kernavėje kasmet rengiamas tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Į šį unikalų renginį suplaukė žmonės iš visos Lietuvos, daug užsienio turistų. Didžioji dalis festivalio metu rekonstruojamų gamybos procesų ir gyvensenos pavyzdžių paremti konkrečia Kernavės archeologinė medžiaga. Festivalio metu Kernavėje atgyja proistorė ir viduramžiai. Kiekvienas atvykęs gali prisiliesti prie praeities epochų daiktų, patys juos gaminti, bendrauti su žmonėmis, atgaivinančiais senuosius amatus, buitį ir gyvenimo būdą. Senoji Kernavė nugrimzdo į užmarštį, apipinta legendų ir padavimų. Tačiau gyvosios archeologijos dienų metu legendos ir padavimai tarsi atgyja. Trakai – 14–15 amžiaus Lietuvos valdovo rezidencija. Jos karūna Galvės ežero salos pilis, 15 amžiuje statyta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto. Lietuvos didžiosios kunigaikštijos žemės nuo Baltijos iki Juodosios jūros valdytos diplomatija ir kardu. Pagrindinis priešas buvo kryžiuočių ordino riteriai. Trakus 14 amžiuje kryžeiviai puolė net keletą kartų. Atsakydami į karinius išpuolius, lietuviai taip pat rengė ordino galią triuškinančius žygius. Ir galiausiai juos įveikė didžiausiame viduramžių mūšyje 1410 metais prie Žalgirio. Trakų apylinkėse, mieste ir piliavietėse archeologai rado daug vietinių ir atvežtinių dirbinių. Tai pirmosios lietuviškos monetos. Iškalbingi negandų metais slėpti monetų lobiai. Salos pilyje įrengtame muziejuje saugomi įvairūs radiniai, vertingi buities ar pramogoms skirti indai, spalvingos renesansinės interjero detalės, intelektualių laisvalaikio žaidimų priemonės ir dar nesuskaičiuojama galybė įvairiausių eksponatų. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo rezidencinė pilis buvo prabangiai įrengta. Pilies rūmų menės dengtos žvaigždiniais skliautais, interjerui puošti panaudoti vitražai, sienos ištapytos bizantinio stiliaus freskomis. Kiekviena pilies menių kertelė galėtų daug papasakoti apie čia rengtas iškilmes, priimtus įvairių kraštų pasiuntinius, diplomatus. Šiandien trakai, kviesdami giliau pažinti Lietuvą, dosniai dalinasi ne tik istoriniu palikimu, bet ir gamtos turtų gaiva. Vilniaus simbolis ant aukšto kalno tarp viduramžių pilies griuvėsių stovintis bokštas. Tai kunigaikščio Gedimino miesto, Vilniaus Lietuvos sostinės pradžių pradžia. Susipažinti su šalies ir miesto istorija galima kalno papėdės pastatuose įsikūrusiuose muziejuose. Giliai po žeme slypinčias miesto paslaptis kasmet bando įminti Vilniaus archeologai. Kadangi dauguma rašytinių šaltinių vėlyvi, papildomų duomenų apie protėvių buitį, tikėjimą pateikia archeologija. Iš giliausiose Vilniaus kloduose surinktų radinių dedama dėlionė, rašomi dar nežinomos miesto istorijos puslapiai. Turtingi Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkiniai.
Eksponuojami gintariniai amuletai, moliniai indai bei kiti radiniai iš visos Lietuvos mena laiką nuo pat akmens amžiaus. Čia taip pat gausu įmantriausių spalvotų metalų papuošalų, nuostabių vėrinių, daugybė kitokių protėvių talentus, jų meistriškumą ir paprasčiausią buitį liudijančių daiktų. Lankytojus sudomina vertingi lobiai su pirmaisiais lietuviškais pinigais, žiedais, apyrankėmis. Lietuvos dvasinės kultūros paminklai yra kalba, tautosaka ir liaudies menas. Ne tik Lietuvai, bet ir viso pasaulio kultūrai svarbus palikimas Vilniaus senamiestis, didžiausias Vidurio Europoje, įrašytas į UNESCO globojamo kultūros paveldo sąrašą. Nuo 16 amžiaus pabaigos Vilnius užėmė garbingą vietą didžiųjų Europos miestų panoramoje. Spalvingas, savitas, jaukus Vilniečiams ir svečiams. Čia kiekvienas kampelis, pastatas ar grindinio akmuo turi savo istoriją, šimtametes bei šiandienos tradicijas. Senuosiuose miesto diduomenės pastatuose nūnai įsikūrė muziejai, parodų salės. Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje galima matyti nuosekliai rodomą Lietuvos dailės raidą nuo 16 iki 20 amžiaus. Vilniečiai ir miesto svečiai gali susipažinti su svarbiais mūsų valstybės istorijos akcentais, praeities relikvijomis, aplankydami Valdovų rūmų archeologų radinių, Vilniaus arkikatedros lobyno ir kitas parodas. Vilnius kryžkelė tarp rytų ir vakarų. Čia nuo seno sugyveno įvairių tikėjimų ir kultūrų bendruomenės, kūrusios unikalų, kupiną mistiško grožio miestą. Miesto kūrėjai suformavo nepakartojamą architektūros stilių įvairovę pasižyminčią sostinės panoramą. Vilnius pasipuošė puikiomis bažnyčiomis ir vienuolynais, sinagogomis bei cerkvėmis. Visais laikais dailininkų ir fotografų dėmesį traukė unikalaus gotikinio Vilniaus kampelis – Bernardinų vienuolyno ansamblis. Visus sujaudina genialaus menininko sukurtas Vilniaus senamiesčio perlas – Šventos Onos bažnyčia. Tai grakštus vėlyvosios gotikos šedevras. Velykų laukimas prasideda nuo verbų sekmadienio. Bažnyčioje verbos primena palmių šakas, kurias minia klojo Kristui po kojų, šiam įžengiant į Jeruzalę. Tikėta, kad sprogstantis ir sužaliavę augalai turi magiškų galių, kad verbą paliesti gyvuliai bus sveiki, o žmonės laimingi ir gražūs. Aušros vartai 16 amžiuje statyti miesto gynybai, o šiandien prie jų traukia minios maldininkų ir turistų. Nuo seno stebuklais garsėjantis Marijos paveikslas yra didžiai gerbiamas krikščionių visame pasaulyje. Gailestingumo motinos paveikslas vainikuotas popiežiaus palaimintomis karūnomis. Pasimeldus prie šio Dievo motinos atvaizdo ar paskyrus votą, galima tikėtis prašymo išsipildymo. Vilniaus senamiesčio gatvės nejučia įtraukia į raizgų labirintą ir žavi bei stebina netikėtais atradimais. Kreivos senamiesčio gatvelės, ištaigingų rūmų ir paprastų namų ar šventovių architektūros stilių kaita, kultūrų įvairovė nepastebimai apgaubia mistišką Vilniaus aurą. XVII-XVIII amžiaus Vilnius tapo tuo, kuo šiandien labiausiai patrauklus saviškiams ir atvykėliams. Jis tapo nuostabaus šiauriausio Europoje baroko miestu. Universalių vertybių bei akademinių aukštumų Lietuvoje siekta nuo seno, studijuojant garsiuose Europos mokslo centruose. Toks centras sukurtas ir Vilniuje. Tai sostinės puošmena, vienas seniausių rytų Europoje Alma Mater Vilnensis.
Jėzuitų vienuolijos įkurtas Vilniaus universitetas istoriją skaičiuoja nuo 1579 metų. Čia nuo pirmųjų dienų gyva Europos dvasia. 17 amžiaus viduryje universitetas pasiekė savo mokslinės veiklos viršūnę. Vilniaus universiteto profesorių darbai išgarsino universitetą Europoje. Humanitarinių mokslų, logikos, retorikos, poetikos, literatūros teorijos, o taip pat matematikos ir astronomijos darbai darė įtaką to meto Europos mokslui. 1773 metais sudaryta valstybinė švietimo institucija Edukacinė komisija, pirmoji švietimo ministerija Europoje. Mokslo šventovė niekada nesensta. Ji nuolat atsinaujina, jos skliautai ir šiandien alsuoja žinių dvasia. Universitete atliekami darbai šiandien svarbus Lietuvos, Europos ir viso pasaulio mokslui bei kultūrai. Čia senose ir naujose skaityklose bei auditorijose nuolat gimsta idėjos, brandinama nauja mokslinė mintis. Sostinėje vyksta pagrindiniai valstybiniai renginiai. NATO vėliavos pakelimas prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų ir Lietuvos priėmimas į šią organizaciją buvo vienas svarbiausių įvykių valstybės gyvenime, kaip ir įstojimas į ES valstybių gretas. Tai mūsų perėjimas į saugumo ir klestėjimo zoną po 20-ojo amžiaus negandų. Sostinėje rengiami svarbus tarptautinių organizacijų susitikimai, konferencijos, diskusijos. Vilnius pasiruošė suteikti ne tik aukštą įvairių renginių organizavimo lygį, bet ir pasiūlyti puikų poilsį. Sostinėje platus viešbučių tinklas, puikios restoranų virtuvės. Šiandieninis Vilnius – tai miestas turintis intensyvų naktinį gyvenimą. Lietuvos sostinė keičiasi kiekvieną dieną. Stiklas ir metalas sparčiai veržiasi į aukštį. Naujas, modernus, europietiškas Vilniaus centras kuriasi dešiniajame Neries upės krante. Prieš 16 000 metų atsitraukęs ledynas Lietuvai paliko nuostabų kalvotą reljefą, išraižytą upių, upelių, tviskantį ežerų sietuvomis. Vandens keliais kažkada buvo pervežama daug prekių. Dabar jie tarnauja turizmui ir širdies atgaivai. Vandens telkiniai vilioja turistus savo žavesiu bei žuvų gausa. Čia yra kur paganyti akį, pailsėti, pažinti vandens gyvūniją bei augaliją. Turizmo maršrutų Lietuvoje gali pavydėti bet kuri Europos šalis. Turistaujant galima patirti nuotykių, gerai pailsėti ir daug sužinoti. Aukštaitijos nacionalinis parkas, išvagotas raunių tyro vandens upelių, pasipuošęs vienu su kitu susisiekiančiais ežerais, tikra atgaiva kūnui ir malonumas žvejo akims. Meškeriotojo džiaugsmui čia knibždėte knibžda didesnis ir mažesnis žuvis. Jūsų baidarė ar kanoje, o gal paprasta kaimiška valtis, slystanti veidrodiniu vandens paviršiumi, praplaukia virš paslaptingo povandeninio pasaulio. Keliaujant, sutiksite daug upių ir ežerų dovanų ištroškusių entuziastų. Senas medinis vandens malūnas, kadaise sukęs didžiulės girnas, įtraukia į nepakartojamą vandens magiją. Čia išnyksta nuovargis ir smulkios vakarykštės bėdos. Ramybė dvelkia laumės akys, ežerai. Tarytum sustojo laikas. Nesinori iš čia išvykti, malonu pasisvečiuoti atokiai nuo triukšmingų miestų, tarp miškų išlikusiame sename kaimelyje, atsigerti tylos ir ramybės. Lietuvių sodybos statytos parenkant puikiausius kraštovaizdžius, aplink jas sukurtos grožio oazės. Šiandien senelių ir tėvų namus keičia kaimo turizmo sodybos.
Medinių skulptūrų Lietuvoje yra daug kur. Šioje sodyboje jų taip pat gausu. Bet visos jos susijusios su bitėmis ir medumi. Tai bitininkystės muziejus. Lankytojų jame nestinga, nes čia galima pamatyti įvairiausių avilių, naudotų nuo pat 15 amžiaus, sužinoti bitininkystės tradicijas, stebėti kopinėjimą ir pasmaguriauti šviežiu medumi tiesiog iš korio. Bitės negelia atvykėlių, jos kaip ir žmonės nuoširdžios, vaišingos, jeigu yra mylimos, gerbiamos ir neskriaudžiamos. Lietuviai nuo amžių turi bičiulystės tradicijas. Didžiausia pagarba ir nuoširdumas svečiui pavaišinti ką tik iškopinėto medaus korio. O ypač mažiesiems šis šviesus vaikystės vaizdas, nepakartojami įspūdžiai išliks visam gyvenimui. Ramučia, tik retkarčiais gamtos ramybę sudrumsčia skardus medžiotojo ragas, pranašaujantis greit ateisiančią žiemą. Žiemą miškai ilsisi nuo žmonių, o drąsesni žvėris vėl tampa girių karaliais. Į girios pakraštį išbėga taurieji elniai. Lietuvoje šių gražuolių gyvena net 5 rūšys. Tankiuose miškuose nedidelėmis šeimynomis gyvenantys šernai kutena kiekvieną medžiotojo ūsą. Žiemą šernų šeimynos laigo netoli sodybų, gal juos vilioja kvapnus židinio dūmas. Žirgas ir žmogus Lietuvos krašte neatsiejami daugiau kaip 3000 mečius. Sukurta daug dainų, žaidimų, pasakų ir padavimų. Sartų lenktynės vienas smagiausių žiemos renginių. Šios lenktynės turi 100 metų tradicijas. Tai ir įspūdingas žirgų sporto renginys ir kermošius. Kaip bebūtų smagu žiemą, ji po truputį atsibosta. Laukiama pavasario, gamtos atbudimo. Su žiemos pabaiga susijęs smagus karnavalas Užgavėnių šventė. Reikšmingiausia Užgavėnių dalis – persirengėlių vaikštynės su dainomis, šokiais, šmaikščiais posakiais ir juokais. Ožiai, arkliai, meškos, gervės, velniai ir kitokios baidyklės gena žiemą iš kiemo įvairiausiomis apeigomis. Po Užgavėnių 7 savaitės laukiama Velykų. Pasninkaujama, todėl šią dieną daug kartų ir sočiai valgoma. Tradicinis valgis visoje Lietuvoje – blynai. Piktos moteriškės, pamiklės morės, simbolizuojančios žiemą sudeginimas, reiškia tamsaus meto pabaigą. Nuo šiol laukiama pavasario, giedros širdyse ir naujų darbų pradžios. Dzūkijos regionas didžiuojasi gražiausiais Lietuvoje šilais ir milžiniškas kilpas neriančių upių tėvų Nemunu. Kaimuose žmonės mielai pamoko dirbti senaisiais darbo įrankiais. Čia gausu audėjų, krepšių pynėjų, medžio drožėjų. O didžiausias malonumas – kartu, padedant šeimininkiai, senovinėje krosnyje įsikepti dzūkišką duoną ar pyragą. Šeimininkės žino visokiausių gudrybių, kad duonelė būtų skani ir kvapni. Juodoji keramika naudota dar antikoje. Šiandien jos paslaptis prisimena Amerikos indėnai ir kelių Europos šalių keramikai. Degimo procesas užtrunka parą.
Jo metu indai įgauna tamsų atspalvį ir dar juodinami dūmais. Lauko krosnyje išdegti dirbiniai turi sidabrinį atspalvį. Tokiuose induose laikomas vanduo ilgiau išlieka šviežias, įgauna geresnį skonį. Kūrybą lydi ir dievų akis. Keramikai juokauja, kad skilę ar sudužę indai atitenka dievams. Dzūkijos svečias turi pamatyti paslaptingąją Ūlos akį. Ši upė yra tikras rojus baidarininkams. Ūlos upė viena vaizdingiausių Lietuvoje. Ji teka pro Gudų girioje pasislėpusius senuosius dzūkų kaimus. Upės srovė atveria vis naujus skardžius ir atodangas. Reginiai keičiasi ties kiekvienu jos posūkiu. Nuo šlaitų žemyn griūva miškas. Tikros džiunglės, keliauti sunkiau, bet ir įdomiau. Arčiau kranto įsikūrusiose sodybose galima apsistoti poilsiui, gauti gardžios duonos ir pieno. Kasmet iš pietų sugrįžtantys gandrai – laukų ir kaimų pasididžiavimas, mūsų nacionalinis paukštis. Lietuvoje gandrai užaugina jaunąją kartą. Sodyboms parneša dvasios harmoniją, išmoko įsiklausyti į save, pamiršti kasdienybės šurmulį. Vasaros saulėgrąža. Ilgiausią dieną ir šviesiausią naktį švenčiamos rasos, kupolių arba joninių šventė. Ji švenčiama visą parą, naktį liepsnojant laužams. Švenčio išvakarėse merginos eina rinkti žolynų, kupoliauti, iš jų pina vainikus. Šventės metu atliekamos apeigos su vandeniu, ugnimi, pievų augalais. Ypatingas vaidmuo tenka vandeniui, turinčiam magišką galią ne tik augalams, bet ir žmogui. Tikima, kad surinkti žolynai taip pat turi galios gydyti ligas, atnešti žmogui laimę. Daug joninių apeigų atliekama prie sukurto laužo. Ugnis apvalo, suteikia jėgų. Trumpiausia vasaros naktis pilna stebuklų. Šią naktį galima išburti ateitį. Vidurnaktį vainikai nuleidžiami į vandenį. Jei merginos ir vaikino vainikai plaukia greta, jie tikisi tais metais susituokti. Kaunas. Antrasis pagal svarbą Lietuvos miestas. Jaukiai glaudžiasi dviejų didžiausių šalies upių Nemuno ir Neries santakoje. Kauno pilis nuo 14 amžiaus saugojo svarbiausius vandens kelius į krašto gilumą. Pilis tapo lietuvių ir kryžiuočių ordino nuožmių kovų vieta. Grakščiąją miesto rotušę kauniečiai vadina Baltąja gulbe. Aikštės pakraščiuose stovintys namai atskleidžia turtingo miesto gyvenimą. 16 amžiaus pabaigos didikų namuose įsikūrusiame restorane smagu pasėdėti draugų rate ar susitikti dalykiniams pietums ir pasmaguriauti puikių žvėrienos patiekalų. Renesansinę pastato kilmę primenantis interjeras dvelkia senovės dvasia ir romantika. Senamiesčio panoramoje dominuoja gotikinė katedra. Joje sukaupta daug sakralinio meno vertybių. Vėlyvosios gotikos perlas Perkūno namas žymi miesto ryšius su Hanzos pirkliais. Pasak legendos, šioje vietoje buvusi vyriausiojo lietuvių pagonių dievo Perkūno šventykla. Vieną gražiausių gotikinių miesto bažnyčių, mergelės Marijos ėmimo į dangų, pastatė didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas, todėl ji vadinama Vytauto didžiojo vardu. Puikiai gotikos ir vėlyvojo renesanso dermė dvelkia ramybę Švenčiausios Trejybės bažnyčios ir vienuolyno pastatuose.
Pailsinti nuo senamiesčio grindinio pavargusias kojas galima Avilio alaus restorane, įsikūrusiame 17 amžiaus namo rūsiuose. Restorane sumontuota alaus gamybos įranga. 2 kartus per savaitę restorano lankytojai gali tapti unikalaus alaus gamybos proceso liudininkais. Restorano virtuvė garsėja patiekalais gaminamais su alumi. Čia galima užsisakyti net pusę sieksnio alaus. Nuoširdžia kaimiška atmosfera užburia šalia katedros sename medinėme name įsikūrusi Bernelio užeiga. Čia traukiama paragauti nacionalinės virtuvės patiekalų, tačiau šį kartą čia ūžia šėlsta vietiniai kaubojai, country stiliaus gerbėjai. XIX amžiaus viduryje Kaunas pasipuošė naują centrinę gatvę. Laisvės alėja miesto vizitinė kortelė. Kaunas saugo genialaus lietuvių muzikos, dailės ir žodžio menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio palikimą. Pasaulio ir Lietuvos meno istorija jis reikšmingas kaip simbolistas, romantikas ir abstrakcionistas. Čiurlionis minimas greta garsių modernistų – Kandinskio, Munko, Redono, Kupkos. Jo kūrybos idėjų ir formų savitumas domina vis daugiau pasaulio menininkų, tyrinėtojų ir meno mylėtojų. Kaune įsikūręs unikalus ir bene vienintelis Europoje velnių muziejus. Ekspozicijoje galima pamatyti per 1000 velnių ir raganų iš viso pasaulio. Kolekcininkas Mykolas Žilinskas dovanojo Lietuvai ir Kaunui didžiulį meno vertybių rinkinį. Modernioje galerijoje eksponuojama 17–19 amžių Europos vaizduojamoji dailė. Čia matome garsiausių pasaulio menininkų Rubenso, Torvaldseno, Courbet kūrinius bei šiuolaikinio meno pavyzdžius. Kauno svečiai gali pailsėti ir pasijusti kaip namuose jaukiuose, moderniai įrengtuose viešbučiuose. Ir atsigavę pasinerti į naktinį miesto gyvenimą. Naktinis Kaunas svečius stebina ne tik miesto grožiu, bet ir renginių gausa. Iki ryto veikiantys klubai ir restoranai vilioja naujausią šiuolaikinę muziką ir įdomiomis šou programomis. Kiekvieną pavasarį Kauną pažadina tarptautinis džiazo festivalis Kaunas Jazz. Tai vienas įspūdingiausių džiazo festivalių rytų ir vidurio Europoje. Poilsiui kauniečiai renkasi unikalų, kažkada pagonių šventa giria buvusi parką – Ąžuolyną. O čia įsikūrusiame sporto komplekse norintis gali sustiprinti ir kūną. Kaunas – Lietuvos krepšinio sostinė. Jis neįsivaizduojamas be legendinio Žalgirio klubo. Net laikas mieste skaičiuojamas nuo pergalės iki pergalės. Plazdančiomis burėmis pasipuošusios Kauno marios kviečia, vilioja vandens sporto mėgėjus ar šiaip poilsiautojus. Pažaislis tai legendomis apipintas žaviausias sakralinės baroko architektūros kompleksas. Pažaislio Kamaldulių vienuolynas įkurtas 17 amžiaus viduryje. Šiandien vienuolynų rūpinasi seserys Kazimierietės. Lietuvą garsina kasmet vienuolyne vykstantis tarptautinis Pažaislio muzikos festivalis. Jeigu norite sužinoti, kaip virė gyvenimas prieš kelias šimtmečius dvare, vykdami iš Kauno į Vilnių, užsukite į Bajorkiemį. Čia puoselėjamas lietuviškos kulinarijos paveldas ir svečių priėmimo tradicijos. Čia patirsite lietuvišką vaišingumą. Visuomet malonu užkandžiauti skambant tautiniai muzikai, senoms dainoms bei patiems pasišokti. Svečiai pasitinkami su senoviška baravykiene, ajerais kvepiančia kaimišką duoną bei kviečiami paskanauti lietuviškų cepelinų. Besilinksmindami Bajorkiemyje galite pasijusti tikrais bajorais ar pirkliais, o medžiotojais užsukę į medžiotojų menę.
Nuo seno Lietuva garsėjo neįžengiamomis giriomis ir laukinių žvėrių gausa. Medžioti taurai, stumbrai, briedžiai, ištobulinta medžioklės kultūra. Medžioklės pietus – puikiai galimybė pasidžiaugti laimikiais, pasidalinti įspūdžiais. Lietuva didžiuojasi sukūrusi savo diduomenę, davusi Europai garsėją Gediminaičių Jogailaičių dinastiją, turėjusi bene gausiausią Europoje bajorijos luomą. Bajorai šimtmečiais kūrė ir gynė Lietuvos valstybę. Kilmingų šeimų šiandien yra net keli šimtai. Palikuonis ne tik domisi ir didžiuojasi praeitimi, bet ir aktyviai kuria šiuolaikinę Lietuvą. Žemaičių žemėje tyvuliuoja vienas įspūdingiausių Lietuvoje – Platelių ežeras. Sukurta daug legendų apie laumes, karalienes ir ubagus. Ežeras saugo daug paslapčių, jame 7 salos, o vienoje iš jų dar 15 amžiuje stovėjusi mūrinė pilis, į kurią vedė medinis tiltas. Senajame Šeduvos malūne saugoma 19 amžiaus malimo technika. Kruopščiai ir kūrybingai sutvarkytoje malūno aplinkoje bei viduje originaliai įrengtame restorane galima maloniai praleisti laiką. Tradiciniai lietuviški kryžiai tai unikalūs statiniai, jungiantis architektūros, skulptūros, kalvystės, kartais net primityviosios tapybos elementų. Kryžiai su geležinėmis viršūnėmis, ornamentuoti kryžiai, saulutės, įvairių siužetų medinės skulptūros laikomi vertingiausių lietuvių liaudies meno palikimu. Šis palikimas 2001 metais įrašytas į UNESCO globojamo kultūros paveldo sąrašą. Paminklus kuriantys meistrai yra savamoksliai. Šio amato niekada nebuvo mokoma mokyklose. Jurgaičių piliakalnis vadinamas Kryžių kalnu, o vietos gyventojų nuo seno vadintas ir maldų, maldavimų Pilies kalnu. Kryžiai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1850 metais. 20-ajame amžiuje Kryžių kalnas jau plačiai žinomas. Jis tapo sakralinė vieta, jį gausiai lankė žmonės, vykdavo pamaldos, atlaidai. Šiandien Kryžių kalnas tapo ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio savastimi. Kryžių kalnas tai gyvo žmonių tikėjimo paminklas. Lietuvos liaudies buities muziejus įsikūręs šalia Kauno. Čia 100 hektarų plote visa Lietuva. Čia vėl atgyja senieji kaimo papročiai ir tradicijos. Dūminė Gryčia mena gilią senovę ir sujaudina nepakartojamų kelionės laike jausmu. Apsilankymas kirvių tašytuose ar paprastai suręstuose protėvių namuose suteikia gilių emocijų. Prisimename, jog giriose įsikūrę dzūkų kaimai dar saugo senuosius amatus, o piemenys griežia ir raliuoja. Suvalkų Sūduvos kraštas, pietvakarių Lietuva. Tai derlingų žemių ir gerų ūkininkų šalis. Nuo marių iki jūros eina Žemaičių žemė. Jų trobos erdvios ir tvirtos kaip ir patys šeimininkai, narsūs senovės kariai.
Lietuvos buities muziejuje verta apsilankyti. Čia visa Lietuva kaip ant delno. Nuo seno Baltijos pajūryje renkamas lietuviškas auksas – gintaras. Senieji gintaro rinkimo būdai išliko iki šių dienų. Gintaras, pasak legendos, kadaise jūros dugne stovėjusių jūros valdovės Jūratės gintarinių rūmų nuolaužos. Banguojantį jūrą dosniai dalinasi savo turtu. Senovėje gyvenusių baltų tradicijas mena atkurta senoji šventvietė. Viena žymiausių 14 amžiaus Lietuvos moterų, kunigaikštienė Birutė, kažkada buvo Palangos šventvietės vaidilute. Buvusiame šventajame Birutės miške šiandien prieš akis atsiveria nuostabaus grožio Palangos botanikos parkas. Parko tvenkinių užutėkiai miesto svečius ir poilsiautojus pasitinka garsiu vandens paukščių klegesiu. 19 amžiaus pabaigoje Palangos grafai Tiškevičiai pastatė rezidencinius rūmus. Aplink juos įkurtas prancūzų architekto Eduardo André projektuotas parkas. Į fasado terasą pakylama laiptais, kuriuos puošia Paryžiuje lietos skulptūros ir dekoratyvinės vazos. Palangos gintaro muziejus, įsikūręs grafų Tiškevičių rūmuose, gali didžiuotis gausia daugiau kaip 15 000 vienetų gintaro inkliuzų kolekcija. Gintaro gabalėliuose amžiams likusių vabzdžių, augmenijos fragmentai byloja apie daugelio milijonų metų senumo žemės florą bei fauną. Kupinas senovės ir dabarties romantikos, parkas yra viena mėgstamiausių poilsio vietų Palangoje. Parko reljefas, vandenų ir želdynų mozaika, puošnios parko skulptūros sukuria nepakartojamą atmosferą. Besikeičiantis parko peizažai, banguojančios jūros ir vėjo siūbuojamų pušų ošimas, takų tyla ir paslaptingumas, perspektyvų netikėtumas greitai užvaldo žmogų įvairiaspalvėmis nuotaikomis. Lankantis Palangoje, privalu paskanauti jūros gėrybių. Basanavičiaus gatvėje netoli pėsčiųjų tilto įsikūrė žuvies restoranas, kur kiekvienas gali iš naujo atrasti patiekalų skonį. Maistas pirmiausiai valgomas akimis, todėl patiekalai pateikiami gražiai ir elegantiškai. Tuo pačiu nepamirštamas ir geras skonis. Vienas labiausiai Palangoje lankomų objektų – skulptūra Eglė Žalčių karalienė. Tai, ko gero, viena žymiausių skulptūrų Lietuvoje, įkūnijanti populiarios lietuvių liaudies pasakos herojės Eglės susitikimą su Žalčiu. Šiandien apie 19 amžiaus pabaigoje statytą senąjį Palangos tiltą į Baltijos jūrą byloja tik likę akmenys. Palangos tiltas ir paplūdimys iki šių dienų išliko pagrindiniu traukos centru mieste. Ant tilto beveik kasdien galime išvysti iš įvairių Lietuvos pakraščių susirinkusius žvejus. Baltijos jūra dosni, tad kiekvienas gali džiaugtis didesniu ar mažesniu laimikiu. Kas vakarą, palydėti saulės, atvyksta poilsiautojai, miesto svečiai. Prie pėsčiųjų tilto į jūrą bronzoje sustingo legendinė įsimylėjėlių pora – jūrų deivė Jūratė ir žvejas Kastytis. Palanga graži visais metų laikais. Nutolus vasaros triukšmui ir kaitrai, sielos ramybę surasite rudens spalvų paletėje ir raudonojo vyno taurėje. Klaipėdos uosto vartai – Lietuvos vartai į pasaulį, kuriame susijungia jūros, sausumos ir geležinkelio keliai iš rytų ir vakarų. Tai vienas didžiausių neužšąlančių uostų rytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Į uostą užsukantis jūrų milžinai bei jų keleiviai iš įvairiausių pasaulio šalių pasitinkami skambiais muzikos garsais ir nuoširdžiomis miestiečių šypsenomis. Klaipėda – sėkmės miestas. Liberalus, ryškus ir ambicingas, patrauklus užsienio kapitalui.
Miesto jaunatviškumą ir energiją liudija 4 kartus pasaulio ir Europos čempionai Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblis Žuvėdra. Už tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą ir iniciatyvas Klaipėda apdovanota Europos tarybos garbės vėliava, garbės ženklu ir Europos prizu. Klaipėdos miesto simboliu tituluojamas senasis burinis laivas Meridianas. Klaipėdos senamiestis gali pasigirti išskirtinė architektūra Lietuvoje. Dėl istorinių aplinkybių čia esantis pastatai įgavo vokiškosios architektūros bruožų. Teatro aikštę puošia populiarios dainos herojės Taravos Anikės skulptūra. Aikštėje vyksta daugybė švenčių ir renginių. Čia galima įsigyti vertingų liaudies meistrų dirbinių. Lankytojus traukia vienintelis Baltijos šalyse Lietuvos jūrų muziejus ir akvariumas, įsikūręs XIX amžiaus tvirtovėje. Muziejaus delfinariume vyksta įspūdingi teatralizuoti delfinų ir jūrų liūtų pasirodymai. Muziejus atskleidžia visas žmogaus santykių su jūra sritis. Įrengtuose akvariumuose gėlavandenės bei Baltijos ir tropinių jūrų žuvys. Didžiąją čia eksponuojamos kriauklių ir koralų kolekcijos dalį surinko muziejaus darbuotojai, nardydami įvairiose jūrose ir vandenynuose. Lauko baseinuose lankytojus džiugina pingvinai. Nuostabaus grožio vaizdais traukianti Kuršių nerija vienyje atrodytų nesuderinamus dalykus – smėlį, vandenį, saulės karštį bei pušų pavėsį. Unikalų pusiasalį sukūrė Baltija, saulė ir vėjas. Tai rojaus kampelis, kuris 2001 metais įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šiandien, kaip ir prieš 1000 metų, čia džiaugiamasi gero žuvies laimikiu – unguriais, starkiais, ešeriais, karšiais, žiemą agurkais kvepiančiomis stintomis. Mažai pakito ir žvejybos būdai. Kuršių nerija – tai 97 km ilgio, 1,5–3 km pločio pusiasalis, kurio rytinius krantus skalauja Kuršių marios, o vakarinius Baltijos jūra. Kuršių nerijos gyvenvietėse vyrauja nendrėmis ir raudonomis čerpėmis dengti stogai. Nepaisant civilizacijos nešamų naujovių, šis siauras smėlio ruožas mažai kuo pakito. Milijardus išdžiūvusių smėlio smiltelių vėjas nešė tolyn, formuodamas kopas. Genamos vėjo kopos nuolat keliavo, šliejosi viena prie kitos, sudarydamos ištisas virtinės. Šiandien vėjas, kaip prieš 5000 metų, vis dar nepaliaudamas smėlyje piešia stebuklingus ženklus, ritasi pušų viršūnėmis, virpina gležną kopo augmeniją. Nuostabioje ir keistoje vietovėje tarp marių ir jūros mus pasitinka nepaliesta pirmapradė gamta. Šiandien, gelbėdami Kuršių marių nuolat ardomus krantus, prie jų prisišlėjusias kopas, kasmet žmonės pakrantėse sodina nendrės. Kopose aptinkama net 17 retų ir saugomų augalų rūšių, įrašytų Lietuvos raudonąją knygą. Poilsiautojai Neringos smėlio pakrantės atrado jau XIX amžiuje. Čia plytintis balto smėlio paplūdimiai kasmet pritraukia tūkstančius turistų iš įvairių pasaulio šalių. Tarsi tylūs praeities šešėliai atgimę senieji kuršių laivai kurėnai iki šiol džiugina poilsiautojų akis. Neringa garsėja išskirtinio skonio rūkyta žuvimi, kurios paruošimo būdai mena senuosius laikus.
Nepakartojamu skoniu pasižymi marių kunigaikščiais vadinami unguriai. Etnografinės vėtrungės tarsi laiko ženklai pajūrio vėjyje. Lietuvos paslaptis glūdi kelionėje. Per istoriją, gamtą, kultūras, kelionėje laiku. Kelionėje į mūsų visų širdis.